Domino teatras ir Balsas LT pristato provokuojantį interaktyvų šou komediją Seks Guru su Algiu Ramanausku ir Arūnu Sakalausku. Kostiumų dailininkas Juozas Statkevičius. Premjera nuo lapkričio 28 dienos. Seks Guru be jokių tabų. Informaciniai rėmėjai kosmopolitan.lt. M1. Gyvenkime linksmiau. Pasitikite žmogų, kurį privalėjote sutikti dar prieš pirmąjį savo pasimatymą. Jūsų asmeninį ir nepakartojamą šio vakaro Seks Guru Algį Ramanauską. Žinot, kai būna, kartais atsiveda kokį vyriškį jo dailioji pusė į mūsų spektaklį ir jisai sako, apie ką čia bus ta nesąmonė, kur to įrodys. Viena jam sako, ai, pasadėk, čia to bus naudinga. Pas jūs tai buvo, ne? Jūs jį dėl to ir atsidėmbėt, taip? Jūs ir... Aš iš tikrųjų senai taip nesijuokiau, jeigu atvirai. Irgi net vaiškaitam, išraudonavom, čia skruostas skauda, iš jo. Žandikaulis skauda, žodžiu, labai fainai. Ar išgirdot ką nors naują? Labai tokių fainų, linksmų frazių, kurios padėtų išsisukti iš tam tikrų situacijų. Taip. Šis spektaklis yra apie... O! Ne. Jis yra apie seksą, bet aš norėčiau, kad jūs ištartumėt žymiai geriau tą, jūs tai galite. Šis spektaklis yra apie... Seksą! Iš pradžių taip trini rankom ir galvoju, o lietuviai kalbės apie seksą ar ne, o paskui galvoju, o lietuviai kalba apie seksą. Ašku, kad išpildė lūkesčius ir pabaigoje pagalvoju, buvo toks geras meilės aktas poros valandų su labai linksma pabaiga. Kodėl po sekso noriu valgyti viešpatį? Dėl to, kad nevalgiai prieš seksą. Patiko, nes visų pirma tikrai yra teisybė, kad nelengva yra kalbėti apie tokius dalykus ir žmogus turi būti drąsus atsistoti ir vesti visą šitą veikalą, bet publika buvo pakankamai smagi ir aš tą daugiau žiūrėjau tiesiog kaip į tokią kaip pramogą, negu iš tikrųjų rimtą dalyką, nes aš nemanau, kad viskas yra taip juoda ir balta, kaip daug kas ten yra pateikta ir galų gale tiesiog mykimais, tai problemų ar situacijų ar klausimų ar atsakymų nerasi ir neišspręsi. Kodėl bernai, kai baigia, visada daro durną veidą? Bernai, ar tikrai daro durną veidą, kai baigia? Tai jeigu tai pamykit. Neįsivaizduoju, kas dar geriau Lietuvoje už Algį greitai gali atitikti tokį vaidmenį. Kam siūlytum pamatyti šitą spektaklį? Visiems. Ir jiem, ir jom, būtinai. Ir būtinai pasiūlys. Vyrasgi sulaukęs 16 metų, pilnai lytiškai subrendęs, nustoja keistis amžiams. Vyras šiaip jau yra kaip Volkswagen Golf. Ką matai, tas ir po kapotu. Jis nebijo nieko, nebijo papasakot net intimiausių detalių. Tai manau pats tinkamiausias žmogus, kuris gali apie tai pakalbėti. O labiau vienišiems ar poroms? Oi, aš manau ir vienišiems ir poroms, nes čia tikrai daug informacijos galima gauti. O dar kai poras pasodina atskirai, tai tuo labiau gali sužinoti labai daug visko. O gal kažkas tiesiog nedrįsta pasisakyti savo antrai pusiai, ko trūksta, kas nepatinka, tai vat yra proga parašyti klausimą rašteliu ir išsiaiškinti tai išliekant inkognito. Kiek laiko turi praeiti po sekso, kad jau būtų mandagu nueiti pažaisti Angry Birds? Patiko, nustebino, nes šita tema labai aktuali lietuviams. Jie nemėgsta apie tai kalbėti ir aš manau, kad bent jau viduje tas klausimas jau pradės kiekvienam būti aktualesnis. Aš manau, kad į šį spektaklį šiandien aš atėjau su drauge, reikėtų ateiti su partneriu. Nes tai man ne kaip spektaklis, o gal kaip vizitas pas psichologą. Buvo 70% klausimų, per kuriuos metu buvo drovu, ne tik man. Toks įspūdis susidarė, kad ir pačiam Algiui kuriuose vietose buvo drovu, dėl to jisai man buvo labai artimas. Kiek Algis Ramanauskas mylisi kartų per savaitę? Pamykit. Jeigu vieną kartą, pamykit. Čia ne aš, čia jūs turi žinot. Mes kartu atsakinėjame klausimą. Jeigu 5 kartus per savaitę, pamykit. Jeigu 15 kartų per savaitę. Įdomi ta dalis, kad bendrauju su publika, kad jos nuomonės klausė. Ir aš galvoju, kad daugeliui buvo atsakymų į tos klausimus, daug aiškiau, ką jie iš tikrųjų ir pagalvojo ir galbūt nežinojo ir nedrįso paklausti. Tai tas dalykas, aš įsivaizduoju, tikrai kiekvienas žmogus išsinešė kažką naudingo ir rekomenduočiau ir savo draugam, ir jaunesnio amžiaus, ir vyresnio.
galvoju, kad, naudingas dalykas tikrai. Šiaip rekomenduočiau, ganėtinai įdomus tikrai renginys, vertas dėmesio. Taip pat yra, pasižiūrėti save, tiksliau pasitikrinti ten, kai kalba, tai taip, lietuviai yra tokie drovūs žmonės, taip paslapčia truputėlį suprasti apie save, daugiau galbūt pažinti save, tai kiekvienam žmogui, manau, naudinga. Įdomus tuo, kad jis yra interaktyvus, ta prasme, kad bendrauja su publika, tuo pačiu publikai pareigoja būti drąsesniem, pareikšti savo nuomonę, kažką pasakyti, atsakyti ir taip toliau. Seksas darbe, gerai ar blogai? Aišku, kad gerai. Jeigu su viršininku. There was a good relationship between him and the audience, and that's the most important thing. It's not one guy standing, I'm the sex guru. That's not the idea of the show. All these people, they didn't know what to expect from this show. No one has an idea of what am I going to see. And then they come in here, and there's Algis, and he's a great guy, and he invites them to be along for the ride. And so now they're going home to, put into action what they just heard.